Akmenų mūro siena su vartais. Nuo miesto triukšmo atskirtas sodas buvo vienuolių bei klierikų susitikimų, susimąstymų, ramybės, poilsio vieta. Jį vienuoliai darbščiai puoselėjo. Ankstyvą pavasarį vaismedžių žiedai nuklodavo sodą. Apie darbų pradžią dūzgėjimų pranešdavo bitės. Sode broliai pranciškonai ne tik augino obelis, laikė bites, bet pasakojama, jog sode grakščiai vaikščiojo 2 stirnos. Taip pat turėjo ovalo formos baseiną. Iki šių dienų išlikusi įdomi nuotrauka, liudijanti, kad vienu metu vienuoliai jame laikė gėlavandenį ruonį. Vienuolyno sode buvo įrengtas saulės laikrodis. Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad tai yra seniausias saulės laikrodis Lietuvoje. Šiandien laikrodį primena tik išlikęs akmuo, perkeltas į vidinį vienuolyno kiemelį. Fotografijose galima išvysti vienuolių prižiūrimus grakščius medinius ąžuolus. Tėvas Jeronimas Pečkaitis 1917 metais įkūrė ir bityną, kuris sėkmingai gyvavo iki pat Antrojo pasaulinio karo pradžios. 1921 metais buvo atidaryta bitininkavimo mokykla, organizuoti kursai ir avilių gamyba. 4 dešimtmečio pradžioje ant kalvelės pastatyta švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūra, žiūrinti į miestą. Pilna dvasingumo skulptūra, žydintis ir kvepiantis vaismedžiai, rami aplinka, sodo lankytojams teikdavo sielos ramybę, padėdavo palikti nuošalyje žemiškas problemas ir pailsėti po sunkių darbų. Šį sodą pamėgo būsimieji klierikai, kunigai ir misionieriai bei pasauliečiai. Skulptūra vėliau buvo perkelta, norint ją išsaugoti, ir įkurdinta bažnyčios šventoriuje, kur ji yra ir dabar. Deja, 1940 metų vasarą Kretingos pranciškonų vienuolynas bei gimnazija buvo uždaryti. Net ir nesidomintiems religija, sakraliniu paveldu, romantizuotas mistinis sodo vaizdas sužadina didelės emocijas bei norą patirti daugiau, išgirsti, užuosti, pamatyti. Sodą, kurį ką tik sukūrė jūsų fantazija.